Sekmadienį buvau atėjęs ir bandžiau bosą nudažyti baltai. Pirmiausia, nušlifavau gruntą taip gana kruopščiai, tada užpurškiau baltų dažų, bet tada tokia atsitiko nelaimė, kad nepalaukau, kol jie gerai išdžius ir pradėjau tepti laką. Ir tada tie balti dažai jau buvo truputėlį nudžiūvę, bet nepakankamai ir tas lakas dar juos pradėjo tirpinti ir tada šią tokia vat košę. Tai šiandien turiu lūkestį tiesiog nušlifuoti visas tas nelygias vietas, tos nubėgimus, kuo geriau, kiek sugebėsiu ir turėsiu kantrybės. Tada užpurkšti baltų dažų vėl ir tada tiesiog palikti parai dienų, kad gerai išdžiūtų, o tada jau lakuoti. Galiausiai galutinis rezultatas vis tiek turbūt bus toks gana plastilininis. Tarkim, kai gaminau šitą korpusą, dar neturėjau frezos ir man rodos netgi neturėjau šlifuoklio. Tai tose srityse kaip ir pagerėjo technologija ir įgūdžiai, bet dažymo srityje iš principo darau tą patį kaip ir seniau. Tai nežinau, gal tiesiog paprasčiau ir natūraliau atrodytų nulakuota tiesiai ant medžio be spalvos, tik tai šį kartą negalėjau tai padaryti, nes panaudojau tą tamsų špaklių. Gal buvo galima iš vis kažkaip nešpakliuoti. Tai va, tokios mintys ateičiai. Kita tokia didelė naujiena, tai kad po porą savaičių tylos Lukiškės pagaliau atsiuntė sutartį naujai studijai. Dar kol kas nepasirašiau, nes ten taip akcentavo peržiūrėti, ar nėra kokių nors užsilikusių klaidų. Tai ten radau kelis tokius netikslumus. Vėl man kažkaip atrodė, kad gal ir ten nelabai svarbus, nes taip sąžiningai žiūrint, tai ten galima ir taip, galima suprasti, kas ten turėtų omeny, bet Greta sako kažkaip, kad vis tiek čia teisinis dokumentas, tai reikia pasakyti. Tai laukiu vėl atsakymo dėl tų klaidelių ir tada jau kaip ir matyt netrukus bus galima pasirašyti ir tada turėtų perduoti patalpas. Toks biškai keistas jausmas, gal kažkaip dar sunku patikėti, kad čia tuoj reikės keltis į kažkokias kitas patalpas. Taip atrodo tarsi nelabai realu, bet gal bus va tokie pokyčiai, žiūrėsim. Kitas klausimas, ką daryti su šitam dviem gitarom. Jos taip iš pradžių atrodė lyg ir visai pavykusios, bet abi turi tą pačią problemą, kad pasirinkau per sunkią medieną ir jau vien dėl to sunkumo su jom nemalonu groti. Kita problema, tai tokia gal subjektyvesnė, bet bandžiau čia sukurti kažkokį atseit savo dizainą. Kompė taip atrodė visai nieko ir viena ir kita, bet pagaminus tai taip kažkaip keistokai. Bet su ta forma ir išvaizda tai dar galbūt galima ir gyventi, jeigu jos nebūtų tokios žiauriai sunkios. Tai nežinau, kyla visokių minčių, gal kažkaip iš galo išfrezuoti ertmes, kaip čia pasakius, viršutinėse dalyse, kad jos būtų tokios pusiau kaip tuščiavidurės, bet nežinau, kažkaip gal, nežinau, ar nebus tiesiog dar blogiau. Arba kitas variantas, aišku, tiesiog perdaryti naujus korpusus, bet blemba. Jau kaip ir toj matyt bus laikas kraustytis į tą kitą studiją, basą spėjau pagaminti, o su šitam nežinau, ar verta prasidėti. Girdisi kaimyno už sienos lyriški bitai, o aš pabandysiu dar biškai parašyti žodžių naujai dainai, kol turiu laiko. Įdomu tai, kad vienai dainai bandžiau rašyti viską taip, kaip yra, tiesiog tokias pastarą metų patirtis kažkokias apibūdinti, tai nelabai kaip išėjo, o kitai tiesiog kažkaip, nežinau, jungiau vaizduotę ir kažkokias asociacijas kažkokias dėliau ir kol kas žymiai labiau patinka. Bet kartu ir gal tos antros dainos nuotaika labiau kažkaip tiesiog labiau su ją vaibinu šiandien. Dažai išdžiūvo, atsirado visokių keistų nelygumų įvairiose vietose, kurių tarsi lyg ir nebuvo. Bet žodžiu, idealiu atveju būtų gerai, jeigu jie pasidengia laku kažkaip užsipildytų ir pranyktų, bet jaučiu, kad taip nebus. Tai tiesiog šiandien vakare bandysiu užtepti porą sluoksnių lako
manau, kad bus gerai. Kaip visada būgnai biškai šlubuoja, bet džeminau naują kažkokią idėją, visai smagu buvo. Šiaip kažkaip praeitą savaitę buvo tokia aktyvesnė, šiandien jaučiausi biškai toks išsikvėpęs, bet visada galima pataisyti nuotaiką nedirbant prie pradėtų dainų ir gal kuriant naujas. Man atrodo, kad šito lako pagrindas yra stipresnis tirpiklis negu tų purškiamų dažų ir jis neišvengiamai juos tirpina. Tai gal čia per daug smarkiai ir nelakuosiu, šiokį tokį sluoksnį užtepiau, tiesiog taip turbūt ir paliksiu. Turiu tokią nuojautą, kad šitas basas pradės gerai atrodyti tik tada, kai biškai apsitrins ir nusidaužys kraštai. Ir tą procesą jau šį biškai pradėjau surinkinėdamas ant apkrauto stalo. Bet veikia ir manau, kad, kaip čia pasakius, biškai nusivyliau to dažymo procesu, nes iki jo visi kiti etapai taip visai neblogai sekėsi, o dažymas pastebimai blogiau, bet vis tiek įgyvendinau tą viziją ir va, toks išėjo. Tokai prietemai gal visai ir netaip ir blogai atrodo.